Kaip jums sekasi su pinigų taupimu? Nežinau, pastaruoju metu labai daug keliauju, nes mėgstu keliauti. Gaunu atlyginimą, bandau sutaupyti, bet gaunas, kada dar išleidžiu tuo pačiu momentu. Nežinau, aš žiūriu, kaip daugiau uždirbti, kaip daugiau sutaupyti. Norėtųsi geriau, kad būtų tokių neplanuotų išlaidų, kur reikėtų susikaupti ir nedaryti, bet dėja jaunystė, kvailystė kartais nutinka. Visam taupime ir apskritai finansų valdyme esminė pagrindinė taisyklė yra stebėk, kur išleidi pinigus, žiūrėk, tada viską pastebėsi. Tai ar kažkaip jūs sekat? Gal tai būtų čekiukai, gal ekseliukai, gal kažkas kitas? Pas mane yra Exceliukas. Tvarkingas, su net worfu visas, kiek paaugo per metus ir panašiai. Ir su investicijom? Ir su investicijom, taip teisingai. Turiu Exceliuką. aš irgi turiu. Ir kaip sekasi su ekseliukais? Ar viską susirašot, kasdieną prisėdat? Ne kasdieną. Aš taip apie maždaug plius minus pasiskirstau biudžetus. Taip, žinoma, aš visą laiką stebiu, kas vieną mėnesį, kur aš daugiausiai išleidžiu, stengiuosi kuo mažiau išleisti ant to būtent dalyko, o dabar pagrindė tai ant maisto išleidžiu. O ar esat kada girdėjusios apie tokią programėlę Perlas Go? Ne, negirdėjau. Ne. Taip. Rimtai, turi naudoju? Aš naudoju sąskaitas mokėti. Ok, nes Perlas Go, kaip tu jau žinai, o tave apšviesim, yra programėlė, kurio akimirksniu ir be jokio mėnesinio mokesčio gali sumokėti visas savo būsto sąskaitas, tuo pačiu galėsi sekti savo apmokėtų sąskaitų istoriją ir logiškai tau tai padės sutaupyti daugiau pinigų. Skamba gerai. Atsisinčiam? Atsisinčiam.